Labadiena, čia Krepšinio savaitė ir svarbiausių savaitės aktualijų apžvalga. Trečioje šio sezono akistatoje tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto triumfavo kauniečiai, kurie įveikė savo varžovus Vilniaus Tvitsbet arenoje 83-76. Tai buvo 14-oji kauniečių pergalė iš eilės BetSafe LKL pirmenybėse. Su šią pergalę žengtas nemažas žingsnis link reguliaraus sezono nugalėtojo vardo ir tarpusavio pranašumo. Šiose rungtynėse Andrėja Trinkieri iškovojo pirmąją pergalę su Žalgiriu įveikdamas Vilniaus klubą sostinėje. O kone svarbiausią dvikovos metimą pataikė sutartį su Žalgiriu jau pratęsęs Silvanas Francisco, kuris likus mažiau nei minutei padėjo skirtumą iki 7 taškų. Dabar paklausykime abiejų komandų trenerių karštų įspūdžių po dvikovos, o prie Žalgirio reikalų šioje laidoje dar grįšime. Sveikinimai Žalgiriui. Pelnytai laimėjo šiandien. Turbūt rungtynės nulaužė trečio kėlinio pradžiai. Labai blogai išėjom. Šiaip rungtynių eigoje truko, turbūt matėsi, kad mums truko saizo gynyboje, nes lygtai su perimetru daugiau mažiau tvarkėmės, bet Dunstonas su Biručiu realiai darė šiandien, ką norėjo, ir čia mes stopų nepadarėm. Ten, kur reikėjo fiziškumo, ten jo baudos aikštelėje, ten jo truko. Tai vienas momentas, kas šnekant apie puolimą, kur šiandien šiek tiek strigom, ne šiek tiek, o prastai žaidėm, nes nejudinom kamulio. Truko to judesio, truko išpildymo, neradom pagrindinę metikų metimų Radzevičiui, tai čia labiau trenerių kaltė. Ir truko įvairovės puolime, to vadinamo inside-outside game. Nebuvo šiandien, bet yra kaip yra, čia nesiskusim ir turim rasti kitus būdus, kaip atakuoti, bet kas aišku svarbiausia, šiandien gal ir skaudu pralaimėtas rungtynės, bet turim jas pamiršti ir labai norėtųsi, kad bent vienas iš 12 žaidėjų įsijungtų šitą konferenciją ir užgirstų ir komandai perduotų, kad Manisui bus žiauriai sunku ir čia tas 24 pliusas tai labai yra, man skamba pavojingai ir ten jau reikės artos gynyboje momentus, nes bus žiauriai sunku ir sakau, dar kartą reikia šitas rungtynės kuo greičiau pamiršti, nes už 2 dienų kitos rungtynės. Tai norėčiau, kad kažkas įsijungtų ir perduotų komandai tą žinią. It's unbelievable. It's like you say, today the sun is shining, but 3 days ago it was raining. Šiandien šviečia saulė, o prieš 3 dienas lyjo. Kam rūpi, kas vyko prieš 3 dienas, tai yra neįtikėtina. Esu labai patenkintas 35 minutėmis dėl paskutinių 5 suirzės. Kai susikūrė didelį pranašumą, negali leisti tam nutikti. Mes pirmavome visas rungtynes, kontroliavome jas, bet pabaigoje per daug rizikavome. Paterpėsime ties tuo, bet esu patenkintas dėl savo žaidėjų ir išvykos pergalės svarbiame Lietuvos derbyje. Basically, we lead the whole game. We control the whole game, and then we risk a little bit too much at the end. We work on it. I already addressed the things, but I'm pretty much satisfied and happy for my players for the win on the road in the big derby of Lithuania. Nacionalinėje krepšinio lygoje prasidėjo atkrintamosios varžybos. Vien per šią savaitę sužaisti net 2 lemiami aštuntfinalio susitikimai. Pirmasis iš jų vyko Marijampolėje. Čia Sūduva Baltika 76-68 nugalėjo Frykto jaunimą ir aštuntfinalio seriją laimėjo 2-1. Ketvirtfinalio etape Marijampolės krepšininkų jau laukia 3-ąją poziciją reguliariajame sezone iškovojęs Kauno Žalgirio 2 klubas, o lemiamose rungtynėse rezultatyviausiai žaidė 18 taškų pelnęs Vytautas Šulskis. Tautvydas Kliučinykas surinko 13. Pirmąjį aštuntfinalio susitikimą Marijampoliečiai laimėjo 13 taškų skirtumu. Tačiau antrasis serijos rungtynės Vilniuje jau laimėjo Rytas 2, iškovojęs pergalę 14 taškų skirtumu. Paskutiniu ketvirtfinalio etapo dalyviu kovo 11-osios vakarą tapo lygos debutantė Kauno rajono Omegos Tauro LSU ekipa, kuri lemiamame mače 85-75 pranoko Ukmergės Teką. Nugalėtojų gretose Ignas Juškevičius pelnė 17 taškų. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas prie pergalės prisidėjo pelnę 16 taškų, 15 Tomo Galecko kraityje. Ukmergės klubo, kuriam sezonas jau baigtas, neišgelbėjo Dominikas Bučas ir Paulius Sabaška. Atitinkamai jie surinko 19 ir 12 taškų. CVVT NKL ketvirtfinalio etapas prasidėjo kovo 12-ąją.
Kaip toliau klostysis šis etapas ir likusios atkrintamosios, informuosime ir tolesnėse mūsų laidose. Vilniaus Ryto krepšininkai paslydo ten, kur mažiausiai kas tikėjusi. Ir FIBA Čempionų lygos antrajame etape 75-98 krito prieš Manisos krepšininkus, kurie šiose rungtynėse vertėsi vos 8 žaidėjų rotaciją. Slogiai rungtynės pradėję sostinės krepšininkai jau pirmoje pusėje atsiliko 18 taškų skirtumu. Tačiau vėliau situaciją taisė R.J. Coulas. Jo 11 taškų iš eilės serija buvo įžiebusi viltį, tačiau BDS spurtavo trečiojo kėlinio pradžioje. Po dar vienos prastos Vilniaus ekipos atkarpos šansų laimėti praktiškai nebeliko. Po šios nesėkmės sostinės ekipos padėtis grupėje komplikavosi. Pirmauja 3 pergalės turintys Malagos Unicaja krepšininkai, o Stambulo Galatasaray turi tiek pat laimėjimų, kiek ir Lietuvos čempionai. Būtent su šiuo Turkijos klubu artimiausias rungtynes ir žais vilniečiai. O laidos pabaigoje mes keliaujame į Kauną ir į Eurolygos rungtynes. Kauno Žalgiris išlipo iš 20 taškų deficito duobės ir iškovojo fantastišką pergalę 83-81 palauždamas Paris Basketball ekipą. Vienu metu galėjo atrodyti, kad šios rungtynės taps dar vienu Žalgirio fiasko, kadangi vienu metu komanda skyrė 20 taškų. Tačiau Žalgirio mašina užsikūrė po ilgosios pertraukos, kuomet Silvainas Francisko pataikė savo pirmuosius metimus. Žalgiris surengė spurtą 19-0 ir sugrįžo į susitikimą. Dar daugiau, ketvirtajame kėlinyje Žalgiris jau pirmavo 9 taškais. Tačiau Tiago Spliterio vadovaujami Paryžiaus krepšininkai sugebėjo sugrįžti rungtynes. Atrodė, kad laukia pratęsimas, nes Tyčiai Šoncas pataikė baudų metimus ir išlygino rezultatą ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Lemiamos atakos teisė buvo patikėta Silvainui Francisko. Pastarasis krepšininkas pratęsė sutartį su Žalgiriu ir pratęsė dėka štai tokių metimų kaip paskutinysis. Likus 2 sekundėms ir 2/10 Francisko išvedė Žalgirį į priekį, o paskutinė varžovų ataka buvo nesėkminga. Žalgiris iškovojo 14-ąją pergalę ir išsaugojo viltis patekti į Eurolygos įkrintamąsias. Liko 5 rungtynės iki reguliaraus sezono pabaigos. Iš tų 5 rungtynių net 4 kauniečiai žais svečiuose. Šiandien viskas laidoje Krepšinio savaitė. Tiek. Iki pasimatymo kitose laidose. Likite sveiki.